Labą dieną. Su jumis daktaras Fiodorovas pietauja. Dabar daktaras Fiodorovas pietauja. Parodysiu, ką mes čia turim, kokių pietinių. Va, žiūrėkite, matome salotas, kraujo stiprinimui, CRB ir grikiukų, va, ir grikiukų 0,5 kilogramo. Ir mėsikės, žiūrėk, yra, ir mėsikės dar įkrito. Vau, tai jau čia Svajūnai Žukauskai, jau jum, Jėzus Marija, žinai, Fiodorovas daktaras jau jums dėkoja, jums dėkui. Juokauju, žinai, daktaras Fiodorovas, žinai, visuomenė savo turi apšviesti. Ar ne taip? Stazė, ne? Stazė. Jėzau. Svajūnas Žukauskas neskiria stazės, pooperacinių simptomų neskiria, ne? Reikia žmogui taikyti malariją, kažkokią malariją, plaučių priverstinių, tenai grėsmių visuomenių kurva. Nieka, jau įsiuntėm 3 elektroninius laiškučius, nes nieko Svajūnai Žukauskai neatsakot. Nieko neatsakot. Ką aš turiu pateikti VSD tenais šitom departamentui už žalos atlyginimą. Suvaryta šlaunikaulė. Visas šlaunikaulio raumuo išnykęs. Išnykęs. Kas atsakingi už išnykimą šlaunikaulio raumens? Atseit nėra, ne? Yra. Čia batoriai universitetinės visos ligoninės. Tai gausite susimokėti. Susimokėti už jūsų faktus. Faktus įkalinimu. Nieka dar tokie, žinai, dar greikius, da valgom, da mes iki, žinai, dar pažiūrėsim. Kas čia yra. Supranti. Bet jau taip iš paskutiniųjų. Bandom gelbėti visuomenę nuo farmacijų, visokių farmacijų šiukšlių, parazituojančių šiukšlių, įsivaizduoju. Aiškini šiukšlės, kaip tavo organizmas turi funkcionuoti. Liktai tu, žinai, knygų neskaitai, nesimokini, nežinai, kaip tavo organizmas funkcionuoja. Tai šundaktarizmas, žinai, ir to pradeda aiškinti ant durniaus, kaip tavo organizmas turi funkcionuoti. Šlaunikaulis išnyka jau raumuo. Raumuo išnyka jau. Išnyka, suira. Tai kaip turi funkcionuoti? Ai, debilais gal pabūskim. Fiodorovui nieką gal neatsakykim. Gal praslys. Gal praeis tyliai. Nepraeis tyliai. Ir būsit universitetinės, visos jūsų ligoninės, būsit minimos. Eisit į turinį. Tiesioginėse transliacijos. Nieką čia nekarpysiu, nieką čia nerežisuosiu. Būsite tiesiogiai rodomi. Tai mažučiai.
Turit atsakyti Fiodoro užklausimus, nes jau ir 3 laiškučiai išsiųsti. Ir išsiųsti teisininkui ir už žalos atlyginimą. Ir nieko nepadarysi. Nieko nepadarysi. Už tus pabėgimus ten kažkokius iš ligoninius dar kažką. Turėsit patys pasiaiškinti. Patys pasiaiškinti. O ne man aiškinti, kaip aš pabėgau, blėt. Aš niekur iš niekur nebėgau. Iš kokių ligoninių aš nebėgau. Nu. Ir dar tuo labiau kažkokį šeimos narį užkrėčiau jauti. Įsivaizduojate. Apkaltinu. Tai gausit patys pasiaiškinti ir atlyginti už padarytą psichologinę žalą. Ir viskas. Ką čia su jumis diskutuoti? Apie ką su jumis diskutuoti? Nėra apie ką. Nu va, tai tokia įžanga, supranti. Toks turiniukas. Ar ne? Išsikalinot, izoliavot žmogų ir norit kažkokių tenai prišėrt kursų, dar kažkokių debilyšių savo. Jūs nesveikiai psichiškai gal. Ar ko jūs tikitės, aš nežinau. Aš jau nežinau, čia ne mano reikalas. Čia ne mano reikalas. Aš turiu savo teisės ir aš ginsiu savo teisės ir savo visuomenę. O ne tenais kažkokius, supranti, šundaktarizmus, blėda. Tiesiai šviesiai. Nugydymus. Dar idėja, taip. Jėzau, žiūrėk, šitą bus galim nuvalgyti su duona. Su duonėkė jaudė. Na. Su duonėkė. Nes jau mane tas alkis, kurva, jau ir iki tiek užknisęs, kurva, su jumis suskai. Kiekvieną dieną aš, kurva, jaučiu alkį, kurva, ir mane kankina tas dalykas. Ir jūs su tais kraujais man žalą atlyginsit. Už tos kraujo nusilpinimus. Jie ten tau kraują nusilpin, įsivaizduoju ir sako, mes turim dabar tau perpilti, įpilti naują kraują jautį. Kurva. Nori pilti naują kraują. Ką ten kurva įpilsi? Ką ten pilstysi, blėt? Jau tik pripilstyta, tai kad jau tik pripilstyta, tai jau kad nebėra ką pilstyti. Jau nebėra. Jau sąžinės, jau nebegal būt šlykštesnės. Nusilpin žmogui kraują, ten dar ateit aiškint, nu dabar jau mes tau norim įpilti. Arba pusę plaučių nupjauti. Kurva. Tai tu debelė pažiūrėk, kad tu kalbi, kurva. Pusę metų žmogų pralaikęs, kurva, ant lovos. Sudaręs dirbtinai, kurva, sąlygas. Stazinės.
Skurva man pusę plaučių nupjaus, kurva debilas, blėt. Nu tai konkrečiai debilas, nu. Ar ne debilas? Nu man tai debilas. Kvailys. Ir nori gydyt, kurva. Niekada gyvenime. Niekada gyvenime. Kaip kokie laukiniai, supranti, laukiniai. Išlindę kažkokie laukiniai, blėt. Gazdin žmonės, kurva. Kitaip nepavadinsi, blėdė. Suskiai, kurva. Gatviniai. Gatviniai. Ei, negazdin žmonės, blėdė. Tai va taip Svajūnai Žukauskai, mano tokia nuomonė yra. Ir kad jeigu mano nuomonė tokia, tai nereiškia, kad jūs galite mano užklausimus neatsakinėti. Tai nereiškia. Ten yra visai protingai viskas sudėliota ir visi punktai sudėti, kuriuos jums reikėjo atsakyti. Nu. Taigi naudojau Google viską. Nu. Dar kiek darbą įdėjau. Naudojau Google, kad suskaičiuotų viską, sudėliotų. Nu. Ir nesugebat net atsakyti. Įsivaizduojat, tai ko bijote? Ko bijote? Ar teisybė akis bado? Bado teisybė akis. Svajūnai Žukauskai. Jėzau, nu kad tik neišbadytų. Nu gal neišbadys. Svajūniuk. Žinau, kad pykstate, nemėgstate. Ką tu gali mėgti, kai tu apsišaukėlis esi? Jėzau, kokie pietai, Jėzau, kokie sotus.
Tai kaip yra čia su tais gulėjimais. Ai ne, jūs čia neužsiemat. Jūs narkomanynais. Narkomanijam kokiam užsiemat ar kom. Ar ne? Tai kaip yra Svajūnai Žukauskai, kuom užsiemate? Ar gydymais, analizavimais, tam viską skaičiavimais, išvadomis? Ar narkomanynais, na, ai, va, dar tėvą vartosim, dar tuos prikabinsim. Ai, ir vaidinsim, na, daktarus. Nichuja sibe. Nieko panašaus nebus. Pasibaigsiu su tie narkomanynai čia. Ir gausit Svajūnai Žukauskai pabaigt narkomaniją. Gausit pabaigti. Ir manęs neprikabinsit su čebatorium. Galite ten čebatoriauti, kiek jūs tą norit. Čebatoriuokit, tai jūs norit. Manęs nedomina. Jūsų čebatoriavimai. Aš ir pats labai gerai išmanau, kaip mano sveikata veikia. Kokias funkcijas atlieka, kai veikia, kaip šundaktariai nugydo. Aš labai gerai žinau. Ir man nereikia kažkokių tai ten pakišų. O ką padarėt? Prisidirbot. Prisidirbot lygiau su, dabar tęsėt. Nes nebėra ką daryti, ne? Įsivarėte į kampą ir tęsėte, ne? Žmonių žudimus. Žmonių žudimus ir kankinimus. Vat ką jūs tęsėte. Daugiau čia nieko kitaip nepavadinsi. Žudikai esate, kankintojai. Čia su jokių gydymų nieko nesusiję. Kur jūs matot kokį gydymą? Aš nematau nieko, jokių čia gydymų. Žmonių naikinimas. Priverstinis kažkoks. Užsidaro žmonių išvaignamių ir narkomanija savo užsiminė žaidimus, farmacijų, kažkokius religinius aktantų, blėdė. Kokie suskiai kurva. Daugiau parazito jau kurva niekur kitur nerasi, tik suskidėse tokiuose. Išvaignamių kažkokių tai prisirestauravę žmonių asmenybių, be intelekto, be nieko, be jokių vertybių. Ir jie čia hujarinasi nagui. Tragedija. Su jumis niekžia neprasidės. Ir gausit užbaigt savo žaidimus. Užbaigsit. Svajūnai Žukauskai. Nieko į užklausimus neatsakot. Nu, kiek aš turiu gulėti ant to vieno šono, blėt. Įkvailys.
A jums nahui neįdomu. Tai man irgi neįdomu jūsų narkomaninai. Šundaktariai kažkokie tai kurva, dar kažkokie suskiai. Kursai, jie matai man kurva sušers. Aš jums kai sušersiu tus kursus, kraują perpilsit. Ana. Psichai kurva. Psichai kurva. Kitaip nepavadinsi. Ir prisidirbot, blėdė. Išsivarė, blėdė, į kampą kurva. Ir nebeturi ką pasakyti, kurva. Aiškint teismui, kurva. Kaip čia viskas atsizaibys, blėdė. Kaip viskas zaibys. Ai Fiodoriaus negeria vaistų ir nahui čia galim izoliuoti. Nu tai suskiai esat parazitai. Į taip elgėtės. Žudikai. Žmonių žudikai. Daugiau nieko. Patys atsilikę protiškai. Nu ką tu gali su psichinė negalia daktarų? Ne psichiškai nesveikia. Didžioji dalis. Didžioji dalis ir psichiškai nesveikia. Ir toks bus šį kartą turinys visuomeniai. Va jum ir po visų gydymų, kai pradeda žmonės žudyti. Ne vis pradžiai. Kai pradeda žmonės žudyti. Gal ne, gal gydyt. Nieko. Pamiršit savo visus gydymus. Pamiršit ir užbaigsit. Kokių dar faktų reikia, jau nebereikia jokių faktų. Jeigu nesugeba atsakyti už klausimą, skundą paprasčiausia. Čia batorinį skundą. Tai ten kaip 2x2.
atsakyti į jį. Ir nesugebs Svajūnas Žukauskas su savo daktarų komanda. Nesugeba. Ten dar buvo parašyta, kad sušaukti nepriklausomų daktarų konsiliumą iš Kauno klinikų, nes aš jumis nepasitikiu, jūsų šitom laboratorijom nepasitikiu. Kai atvažiuos daktarai nepriklausomi iš kitų ligoninių, kai atvažiuos patikrinti, aš jums kraują tada ir duosiu. Aš jums tai neduosiu. Svajūnui Žukauskui kraują, jokių tyrimų neduosiu, duosiu kitiem daktaram tik tai. Ir viskas. Man sveikata sugadinta. Viskas sugadinta. Per kažkokius šundakterizmus. Kaip pavadinsiu tai jos? Paslaugų kokybė, ne? Kaip ten paslaugų kokybė, nesako. Tai jūsų to paslaugų kokybė man neįdomi, man jinai sugadino sveikatą. Aš reikalauju sveikatai atlyginti žalą. Už tus priverstinius gydymus ir už tą malariją, kur čia nustatinėja su tom laboratorijom. Kur su tom laboratorijom čia nustatinėja tas malarijas visuomeniai pavojingas, man turi atlyginti žalą už tai. Ir neįdomu man, manęs nedomina. Jeigu jūs esat tokie, supranti, visiškai idiotais pavadinsiu, nebijau pavadinti idiotais. Jeigu matot, kad su šlauniu guliu ir dar 5 metus pragulės ant vieno šono, tai jumis dar įmokinti, kaip plaučiai funkcionuos tam. Ir visuomeniai pavojinga grėsmė. Tai va dabar man ir už tai turite atlyginti žalą. Už psichologinę padarytą žalą. Ir mano šeimai nupjaustytus plaučius. Jeigu tas chirurgas deda implantus, tenai deda ir ten nepriim, ir jis man aiškina, kad mano organizmas chujovas, tai jo galva chujova, jo smegenis chujovos ir jo galva, o ne mano organizmas. Aš nueisiu kitur, trečiur ir dar kitur, susirasiu kitus žmonės, daktarus normalius, kur susikalbėsiu,
O neklausysiu šundaktorių ir kažkokių maliarijų, blėt, kur visuomenė kažkokių pavojingų grėsmių. Tai va dabar man už tai ir turi dar lyginti. Už tuos visus įkalinimus ir tuos idiotų vaidinimus idiotais. Man šlikščiau negalbūt, man psichologinė trauma ir kai aš matau psichologinius tuos idiotus apsimetinėjančius, man psichinė trauma ir viskas. Ir viskas. Nu ką, žiūrėk, Svajūnai Žukauskai, išvalgiau jūsų greikių kruopas. Esu koks dėkingas esu, kad nenumiriau. Nu, aš jau jūsų nemokinsiu, kai ten ant vieno šono kvepams funkcionuos. Nemokinsiu. Jūs man už psichologinę žalą turite dar lyginti. Ir mano padarytai šeimai žalą. Nu ką jau, tą tai jau sugebat. Sugebat puikiai. Sugebat puikiai. Nu tai ir sugebėkit žalas atlyginti. Užklausimai ir išsiusti kreditavimo tarnybom VSD ir advokatams. Ir galimai susisiekšę su jumis Svajūnai Žukauskai ir paaiškinkit, tiesiogiai sąžiningai paaiškinkit, kaip viskas iš kur atsiranda. Kaip čia tas Fiodorovas atsirado, kodėl jis taip kalba. Nu, ir pasipasakokite visi eilutę, sustokite, va taip eilutę ir kiekvienas pasipasakokite šitom tarnybom, kaip viskas yra ir kaip viskas atsitiko. Nu. Nes aš tai jūsų tom laboratorijom, man ten jūs neįdomu, ką jūs ten sako. Aš savo organizmo vadovaujuos ir aš jį pats labai gerai suprantu, o ne jūsų kažkokios demagogijas, tam dar kažkokius maliarijas surašytas ant popieriaus. Mažučiai, taip nieks nevyksta. Taip nevyks, taip valstybė nefunkcionuos. Sunaikinsit, jau kiek valstybės sunaikinot kurva su savo tom durnystėm. Nu tai ką jau daugiau nebėra jau ką naikinti. Jau kai į mane atsiremėt su savo to naikinimu, tai gausit žalą atlyginti trigubai. Nu, toks turinys, va šiandien supranti, toks asmeninis daugiau. Toks daugiau asmeninis turinys. Žinai, pietai, va šiandien šilta. Nu, man čia gulėt ant vieno šono. Nežinau nei kur, kaip, ką čia, iš kur atvažiavo su policijom įsitempti. Ir aišku, kaip tau kraują reikia pelti. Arba pusę plaučių nupjauti. Tai kai tau pusę plaučių nenupjauni, tai šeimos nariam pradėt pjaustyti. Ir man už tai turit atlyginti žalą. Psichologinę visokiojopą žalą turit man atlyginti. Ir aš kitaip net nekalbėsiu su jumis. Manęs nedomina. Tai jau taip, Svajūnai Žukauskai. Įsidėmėkite. Aš jums pasakau iš savo pusės. Nu, tai jau sakau, supranti, Svajūnai Žukauskai, ir nemeluokit. Nemeluokit kreditavimo tarnybom.
ir visam departamentui. Nemeluokit, uždarysi kalėjimą jumis. Uždarysi kalėjimą ir atims licenzijas. Nebūkit durni, tokių nesąmonių nedarykit tik tai. Prisipažinkit geruoju, sakykit, atsidėmėm su policijom ir šantažuojam. Šantažuojam, norim plaučius nupjauti, dar kažkokį kraują perpilti. Nu, patys prisidirbom, sakykit, nu, tai ir pasipasakokit. Nu, a tai taip sunku, blėt. Juk nesunku, juk pridaryta žala žmogui, blėt. Sugadinot kvėpavimą, šlaunikaulį. 2 frontais, blėga. 2. Čia dar reikia sugebėjimų turėti. Nu. Ir prisipažinkit, pasipasakokit. Ir bus geriau. Bus geriau. Bus geriau. Nes aš jau čia ilgiau būt nebegalėjau, suprantiu, viso. Aš jau turiu ir kukinti, ir kepti, ir dar kažką maistą gaminti. Aš jau čia nebegaliu ilgiau būti. Jau viskas. Jau prisipildė tą taurę, kantrybės tenai, supranti. Visų tų nervų ir sveikatos išgadinimų, supranti. Nu ir viskas. Ir prisipažinkit, Svajūnai Žukauskai. Nu, nėra tų lėkščių. Eiglauš. Ir viskas, Svajūnai Žukauskai. Nu, kiek čia nešiosit man tus grikius, kiek čia lakstysit 100 kartų. Laksta 100 kartų. Nu. O tai aš turiu jums atlyginimus mokėti, kad jūs čia lakstytumėt. Nu, už mano sugadintą sveikatą. Man neįdomu. Jūs lakstykite ten savo, žinai, savo tėvams, savo dukrom, savo šeimom. Ir prie mūsų svetimų nelyskit. Prie mūsų regiono nelyskit. Va taip, supranti. Prie mūsų nelyskit, nes užsirausit, gausit per snargliukus. Nu ir viskas, nu. Ką su jumis daugiau galiu kalbėti apie ką? Ką daugiau su jumis galiu kalbėti apie ką? Kaip ta pavadinas ta padėtis šlaunikaulio, kaip aš esu? Chirurgė. Universitetinė Klaipėdos. Kaip vadinasi? Ar žinai? Turbūt nežinai, nelabai net žinai. Kaip ten angliškai vadinasi? Girdlestaunė, ne? Girdlestaunė. Koks įdomus pavadinimas. Girdlestaunė. Girdlestaunė padėtis. Nu, kai šlaunikaulis suvara žiauriai. Ir nachui numet kurvo iš šono. Jeigu ką grėsmė visuomeniai čia tegu būm. Nebus. Jau laiškai siųsti yra ir su jais aš bendradarbiausiu. Su jumis, Svajūnai Žukauskai, ir su jūsų daktarais aš nebendradarbiausiu. Kai atvažiuos kiti daktarai, duosiu jam ir kraują, ten į tus skreplius, į snarglius ir pašikt galėsiu. Nu, o su jumis aš nepasitikiu jūsų tom laboratorijom. Nepasitikiu jumis iš vis. Aš iš vis nebepasitikiu jumis. Aš iš vis noriu atsiriboti. Jūs turite išsirašyti ant tas savo nesąmonės. Iš manęs sveikatos. Ką ten prišikot? Ką ten prišikot ir turite išsimesti savo šūdus lauk? Man įdomu. Čia ir mano teisės.
ir aš kovoju už savo teisės, už savo sveikatą. Ir jūs tam prišyvo šūdų. Ir viską nusinčiau. Tiesiogiai visom akreditavimo tarnybom parodžiau, ką jūs tam pridirbot. Ir jie tikriausiai atsižvelgs į tai. Ir aš dar paaiškinsiu, kaip iš tikrųjų viskas buvo. Tai va taip turėkit Svajūnui Žukauskui omeny. Gerai tada jaučiu iki tiek, suprantai. Ar jaučia tą, žinai, popietinį parodyti šnicelį, kas čia buvo, nesupratau. Kruopas, supranti. Užkandau, žinai. tą terminą, žinai, kaip sako, užkišai. Ir viskas. Tam kartui ir toliau vėl alkis kankins. Nu, ir ką toliau čia? Nėra čia ką diskutuoti, supranti. Nu, nežinau, senai dariau tą turinį, žinai, dar gal kažką įmesiu, žinai. Daugiau kažką visuomenį įdomiau. Nu, čia su tais tai. Nėra ką kalbėti. Gerai tada, dėkui, kad žiūrėjote. Ir iki kitų kartų.